Sveiki visi. Rytoj kovo 11. Ir aš siūlau visiems ramiai, iš lėto, gerai pagalvot, ką mes švęsime. Ar švęsime praeitį, tas jau senai patirtas nepakartojamas emocijas, tą, sakyčiau, stebuklą, tą mūsų atkurtą nepriklausomybę, kur ta praeitis dabar jau taip nutolus, kad mes jau galbūt ir sunkiai tuos epizodus atsimename. Ar švęsime dabartį, kuri, būkime atviri, primena beprotnamį. Ar švęsime ateitį, kurios mes nežinome ir neturime žmonių, neturime lyderių, neturime politikų, neturime mąstytojų, kurie tą ateitį aiškiai mums bent kontūrus nubrėžtų, kurie paaiškintų tautai, pabandytų diskutuoti, iš kur mes, kas mes, kur mes einame, kokios ateities mes norime ir kad visi galbūt kažkaip tai aplink tas daugumai priimtinas idėjas vėl susiburtumėm, vėl kažką darytumėm, vėl siektumėme ko nors gražaus. Deja, šito nėra, nes mūsų valstybė tai yra, jeigu žiūrėt vieną jos aspektą, tai yra išsigimęs teisingumas, kuomet politikoje dalyvauja specialiosios tarnybos, jėgos struktūros, įtakos grupės ir kur tik bedi pirštu, iš ten pasipila Grigeo. Turbūt prisimenate dar tą skandalą ir ką šitas terminas reiškia. Aš daug pavyzdžių neminėsiu, paminėsiu tik vieną, kuris yra, sakyčiau, mūsų dabarties simbolis, kuris, turi visus mūsų dabarties gyvenimo ir įvairių jo aspektų bruožus. Tai yra augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skandalas. Kalnai grynųjų pinigų, aukso luitų, narkotikų, ten sprogmenų, ten velniai žino dar ko. Tai yra didžiausias reketo skandalas Lietuvos istorijoje. Tie 90-ų, 91-ų, 2 metų reketininkai yra vaikai palyginti su tuo, kas dabar vyksta mūsų valstybės tarnyboje, jos vienoje iš ministerijų. Ir kaip šitoje veikloje dalyvauja ne ten kažkoks, Skvernelis galbūt, gal Starkevičius, čia toks bandoma viską užmuilinti. Jame dalyvauja susiliejusios bendros politinių partijų ir korumpuotos biurokratijos pajėgos. Štai kas yra. Po tokių skandalų, po tokio masto skandalų, ir aš manau, kad šitas skandalas parodė, apnuogino ir sudrebino visus mūsų valstybės pamatus. Po tokių skandalų turėtų lėkti vyriausybės, turėtų lėkti ministrai, turėtų lėkti partijų vadai, turėtų partijų eiliniai barstytis pelenais galvas ir atsiprašinėti visuomenės. Turėtų būti didžiulė, atvira ir plati diskusija apie tai, kaip mes nusiritom iki tokio lygio ir ką turėtumėm ryžtingai padaryti,
kad šitie dalykai būtų išgyvendinti. O ką dabar matome? Nieko. Nieko. Visiškai nieko. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, tarsi mes čia iš viso ne prie ko. Ten lyg Starkevičius kažkur buvo ar ką. Skvernelio partija, mes čia irgi ne prie ko. Gal šiek tiek ten Skvernelis, bet jis nieko nežinojo, ten yra kažkas. Viskas yra užglaistyta. Viskas yra numuilinta. Viskas yra uždangstyta. Ir jūs pamatysite, kaip rytoj ir tie konservatoriai, ir tie Skvernelio partijos nariai, vadai, išpūtę krūtines, stovės renginiuose, sėdės iškilmingose posėdžiuose ir įsistatę kiaulės akis, plos, kai bus sakomos tos banalios ir nieko nereiškiančios tokios dirbtinės, biurokratinės politikos kalbos. Štai, kur mes manau, kur esame. Ir štai aš dar siūlau pasižiūrėti į kitą aspektą. Kovo 11. Taigi yra mūsų laisvės diena, ar ne? Bet atkreipkime dėmesį į vieną dalyką. Per 36 metus kryptingomis ir sutelktomis konservatorių ir jų visų sąjungininkų ir parankinių pastangomis sostinėje, Lukiškių aikštėje, taip ir neiškilo paminklas didžiausiam turbūt mūsų istorijoje tautos iškovojimui, laisvei, nepriklausomybei. Jo nėra ir nesimato, kad bus. Tai jūs pagalvokite, kodėl ir ką reiškia visa ta apsimestinė patriotizmo retorika, tos visos priešų paieškos ir visa kita. Tai štai jums pavyzdys. Kas stabdo ir kodėl stabdo. Ir rytoj minios eis mojos vėliavėlėm, vėl bus tie tokie, atlaidai. O kur tas paminklas? Vytis. Aš nežinau, galbūt kažkas kitas. Kur jisai? Kodėl jo nėra? Kas pagaliau už tai atsakys? Bet lietuvių tauta yra romi, ją galima šukuoti prieš plauką, palei plauką, čia išgirdo, antraštės perskaitė, paburbėjo ir viskas baigėsi. O sistema ir toliau, tos sistemos girnos sukasi ir sukasi. Ir pagaliau turbūt kovo 11-osios išvakarėse turbūt yra labai svarbu paminėti dar vieną dalyką, kurį tos pačios jėgos, antilietuviškos, antitautinės, aš sakyčiau net antivalstybinės, dabar stumia. Tai yra Vilniaus sporto rūmų likimas. Tai yra vienas iš mūsų laisvės simbolių. Tai yra vieta, kurioje sovietmečiu žaidė mūsų sportininkai ir turbūt krepšininkai. Ir turbūt tai buvo vienintelė vieta, kur tuo gelžbetoninio to sovietmečio laikais galima buvo skanduoti Lietuva, Lietuva ir tavęs už tai niekas nesuėmė. Tai yra vieta, kuriame įvyko Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, kuris buvo, turbūt sunku su kuo nors palyginti tą įvykį, jo reikšmę, prasmę, jo, taip sakant, poveikį mūsų visai tolimesniai valstybės raidai. Galų gale ten buvo pašarvoti ir tūkstančiai žmonių atsisveikino su sausio 13-osios aukomis, mūsų laisvės gynėjais ir taip toliau, ir taip toliau.
Ir dabar yra puikia proga atgaivinti, protingai sudėlioti tą visą kompleksą, padaryti europinio lygio konferencijų centrą, pagerbiant ir žydų bendruomenę, su kuria yra viskas susitarta, viskas padaryta, bet ne. Vėl jungtinėmis konservatorių ir šitų besmegenių socialdemokratų partijos viršūnėlės pastangomis šitą idėją norima numarinti. Dar viena mūsų kovos už laisvę ir nepriklausomybę simbolį. Ir tai nėra Ingos Ruginienės ar jos tų vaikų patarėjų begalvių nuopelnas. Ir atsakomybė, mano požiūriu, sporto rūmų istorija yra ta raudonoji linija. Jei ji bus peržengta, tai bus drebulinis kuolas į socialdemokratų partijos karstą, ne kitaip. Aš manau, kiekvienas sąžiningas ir padorus žmogus niekada daugiau neturėtų balsuoti ir apskritai kreipti dėmesio į šitą apsimetėlių kontorą. Ir tai ne tik Ruginienės, tai yra visos partijos bendra kolektyvinė atsakomybė ir visos koalicijos valdančiosios. Nes kai yra daroma dabar, kai planuojama atlikti šią aferą, jie visi tyli. O tyla yra sutikimo ženklas. Jie eina kartu kaip avių banda. Ir štai čia yra jų visų ir kiekvieno iš jų kolektyvinė atsakomybė. Ir kitas turbūt dar dalykas, kuris man dabar šovė į galvą. Mes jau 36 metus gyvename nepriklausomoje Lietuvoje, bet ir vėl yra aktualus sovietmečio laikų šūkis, kuris skambėjo, kai mes žengėme pirmuosius realius žingsnius savo nepriklausomybės link. Lietuva be suvereniteto, Lietuva be ateities. Vyresnioji karta turbūt prisimena šitą šūkį ir jis dar buvo dabartinėje ten Kudirkos aikštėje prie dabartinės vyriausybės ir tai buvo tas pirmasis mūsų žingsnelis, ta pirmoji laisvės deklaracija. O ką mes matome dabar? Tiek ankstesnė Ingos Šimonytės vyriausybė, tiek dabartinė Ruginienės, Palucko vyriausybė žingsnis po žingsnio atsisakinėja Lietuvos suvereniteto. Be tautos atsiklausimo, be tautos pritarimo, be tautos palaiminimo. Ir mes turime visiškai neįgalų prezidentą, kurio pagrindinis darbas yra žiūrėti, matyti tą platesnį vaizdą, bandyti aiškintis, bandyti kažką daryti. O mūsų valdžia žingsnis po žingsnio, kaip klusnūs baudžiauninkai, atsisakinėja Lietuvos suvereniteto. Ir tai yra sutikimas priimti dalį tų vadinamųjų pabėgėlių, kurie yra ne kas kitas kaip ekonominiai imigrantai. Tai yra ir LRT klausimas, tai yra ir nenoras spręsti pasienio problemų su Baltarusija ir permetimas tų problemų spręsti kitiems. Ai, jūs spręskit, mes čia patys nieko negalim ar nenorim. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tuo tarpu kaimyninės šalys elgiasi jau visiškai kitaip, supratusios šitą egzistencinę grėsmę. Ir latviai, ir estai, ir lenkai pagaliau atvirai ir tiesiai pareiškė, kad
mes ES institucijoms arba teismam suteikiam tiek įgaliojimų, kiek mes jiems suteikiam pagal sutartis. Taškas. Ir pamirškite visas tas, mūsų atveju tai būtų, tas partnerystės, pamirškite tas visas LRT istorijas, pamirškite tos visus migrantus ir taip toliau. Mes suvereni valstybė ir mes patys nuspręsime, kas mums naudinga, kas mums nenaudinga. Viskas. O mūsų valdžia ir šita ir ana elgiasi kaip klusnus baudžiauninkai. Dar blogiau negu sovietmečiu. Ir tada kyla klausimai kovo 11-osios išvakarėse. Kam priklauso ši valstybė? Ar ši valstybė priklauso piliečiams? Ar piliečiai priklauso šiai valstybei? O ta valstybė dabar, kaip matome, tai yra toksai, sakyčiau, gumulas politinių, ekonominių ir interesų grupių klanų sumišusių į vieną tokį gelžbetoninį kokteilį kartu su biurokratija. Štai kas yra mūsų valstybė. Ir tada mes matome, galime kelt klausimą, ar valstybė priklauso tik kelioms įtakos grupėms, kurios valdo vieną ar kitą valdančiąją partiją. Ir tada esminis klausimas, o kokia yra mūsų eilinių piliečių vieta ir kokios yra mūsų teisės šioje valstybėje, kokios yra mūsų galimybės, teisės ir laisvės spręsti demokratiškai mūsų visų ateitį. Štai aš manau, čia yra esminiai klausimai, kuriuos mes turime kelti tokių švenčių išvakarėse. Ir mes turbūt turime būti sąžiningi ir pripažinti, kad mes nebeturime žmonių, kurie moka kalbėti su kitais žmonėmis. Mes neturime politikų, kurie sugeba konceptualiai mąstyti, konceptualiai kalbėti ir parodyti tikrą lyderystę. Po kovo 11-osios mes taip ir nesusikūrėme jokios politinės kultūros, tradicijos, kažkokio, nerašytų taisyklių rinkinio, be kurio negali egzistuoti jokia normali demokratija. Atkreipkite dėmesį, iš bendro konteksto, iš viešosios erdvės visiškai dingo žodis savireguliacija. Ir pagalvokite, ką jisai reiškia. Mes sugrįžome į laukinius tokius laikus, kai nebėra jokio padoraus visuomeninio ar politinio elgesio modelio ar standarto. Nebėra jokių ribų ir moralės stabdžių. Visa politinė ir biurokratinė sistema, o gal ir visa visuomenė, gyvena ne pagal tam tikras padorumo taisyklės, pagal 10 Dievo įsakymų, o gyvena pagal paprastą ir labai aiškų principą. Nepagautas, nevagis. Ir dabar, aišku, mes matome tai, ką daugelis vadina politinėmis kovomis. Bet atkreipkime dėmesį, juk tos politinės kovos, politinės, iš tiesų tai yra kovos dėl įtakos ir finansinių srautų. Bet palikime taip, politinės kovos yra ne dėl idėjų, ne dėl vizijų, ne dėl vertybių.
Trumpai tariant, tai yra politinės kovos ne dėl ko, o politinės kovos kas prieš ką. Štai ir yra mano nuomonė tokia trumpa apžvalga į šių dienų Lietuvą, iš tokio galbūt aukštesnio apžvalgos rato ir nežinau, man atrodo, kad šita diena džiaugtis, aišku, yra kuo, bet tai taip pat yra ir gera proga pagalvoti, ar mūsų eilinių piliečių, ar mūsų tautos nuomonė šioje valstybėje dar ką nors reiškia. Su kovo 11-ąja jūs visus.